tiek ir žinių, ekspertizės lygio prasme dalyvių grupę ir ne tik kalbančių, bet ir klausančių, tikiu pasisakančių po įžanginių pranešimų. Šita diskusija yra viena iš serijos, kurią mes organizuojam reguliariai orientuodamiesi tai, kas mūsų nuomonė yra aktualu Lietuvai, Europai, aktualu Lietuvos visuomeniai, verslui. Ir visada siekime, kad dalyvautų tiek politikos formuotojai, tiek ir analitikai. Pati diskusija beje yra atvira, kaip jau turbūt ir supratot, todėl citatos irgi galimos iš jos. Čia man? Kiekvienas sudarys išvadas. Keletas įžanginių mano pastabų. Iš tiesų šitą diskusiją norėjau suorganizuoti jau kurį laiką ir vis laukiau, orientuodamasis į ES ir Eurozonos institucijų darbotvarkę ir susitikimus, bet dabar jau visiškai galutinai įsitikinau, kad nėra prasmės dar laukti, nes jokių radikalių sprendimų ir proveržių nebus. Galėjo toks proveržis būti, jeigu būtų visgi nuspręsta organizuoti referendumą Graikijoje, proveržis galbūt išėjimo prasme, bet integracijos, konsolidacijos eiga, manau, ir toliau vyks po truputį inkrementiškai ir kas mėnesį vyks po istorinį vadovų susitikimą, kurio metu priimti sprendimai jau po kelių dienų vėl bus kvestionuojami ir vėl bus aiškinamasi, ką jie iš tikrųjų reiškia ir kas toliau praktiškai turi būti daroma. Todėl manau, kad ir dabar laikas yra labai geras, turbūt ir po pusės metų laikas panašiai diskusijai bus neblogesnis. Bet visgi galvoti apie tai, kas vyksta ir pirmiausia suprasti tai, kas vyksta, nes manau daug kas nesupranta paprasčiausiai. Tiek analitikam trūksta žinių iš vadovų susitikimų, tiek politikam trūksta supratimo apie tai, ką galvoja rinkos. Kaip tik dažnai mes matom tarsi karinį piešiamą santykių tarp rinkų ir politikų vaizdą. Politikai bando įtikinti rinkas investuotojus, kad visgi viskas kontroliuojama ir viskas bus išspręsta. Rinkos patikė, po to vėl nebetikė, po to vėl patikė ir mėgina vis nuspėti, kas vyks toliau. Tai čia, kadangi turim vieną iš pranešimų ir apie Eurozonos įvykių pristatymą Lietuvos žiniasklaidoje, ir manau, nemažiau įdomi tema negu apskritai apie tai, kas vyksta. Tie vaizdiniai iš tikrųjų gali būti labai įdomiai vertinami ir analizuojami. Žodžiu, aš tikiuosi, kad mes šiandien kalbėsim ne tik apie trumpalaikius dalykus, apie tai, ką reiškia dabar priimti sprendimai, pirmiausia ekonominė prasme, bet taip pat ir politinė prasme, bet ir turėsim progos įvertinti platesnius klausimus, visgi kur juda Europos Sąjunga, ką reiškia tos priemonės, kurios jau priimtos bendresnė integracijos prasme, ar visgi vyksta tam tikra centralizacija, ar atvirkščiai galima tikėtis fragmentacijos ateityje ir ryškesnio pasidalinimo į atskiras valstybių grupės. Tai visgi svarbus klausimai ir eurozonai laikinai nepriklausančiam šalim, toks yra Lietuvos statusas, laikinai išimtis nuo dalyvavimo pinigų sąjungoje, vėlgi noriu tai priminti visiems, kas jau nusiteikia apskritai nebesvarstyti euro įvedimo prasmingumo, nes tarsi jau ir nebėra reikalo apie tai kalbėti. Klausimas, kokia tai yra krizė, ar visgi eurozonos, ar kai kurių šalių konkurencingumo ir viešųjų finansų krizė, kuri patapo ir visos eurozonos krizė, nes tai vėlgi, mano nuomonė, yra labai skirtingi dalykai. Ir, kaip sakiau, ne tik trumpalaikiai, bet ir ilgesnio laikotarpio tikėtini įvykiai, ar apskritai vien pasakymas tai, ko mes nežinom ir kas lieka neaišku, manau, irgi yra
nemažiau vertingas negu žinojimo ribų apibrėžimas. Pradėti labai nedėkingas diskusijas, nes tiesą sakant, klausimą, kas vyksta, aš nežinau, ar aš jausčiausi galinti atsakyti. Ir akivaizdu, kad procesai, kurie vyksta šiuo metu, jie yra nulemti daugelio dalykų, yra nulemti, sakykime, pamatinių problemų konstruojant ar įsivaizduojant Eurozoną kaip projektą, yra nulemti atskirų valstybių narių, sakykime, elgsenos, bet ne tik jų elgsenos yra nulemti, taip pat nulemti ir kitų valstybių, tų valstybių, kurios dabar jaučiasi labai teisios ar turinčios teisę kelti labai aukštus reikalavimus, taip pat tam tikromis padarytomis, sakykime, klaidomis ar kažkokiais neteisingais nusiųstais signalais savo laiku. Tai akivaizdu, kad susiklošusi situacija yra tokia, kad jau mes nebelabai suprantame, kokio pobūdžio tai krizė yra, ar tai tikrai yra tik tai atskirų valstybių narių skolų krizė, ar tai yra konkurencingumo problema, ar tai yra jau globali problema, ar tai yra tik eurozonos vis dėlto problema. Ir tikrai dėl visų šitų veiksmų persipinimų yra labai sunku išties atsakyti, ar iš viso ir koks tai situacija yra sprendimas, nes čia tikrai visiškai pritariu Ramūno ironijai, kad kiekvienas naujas vadovų susitikimas visada būna istorinis, rekordinis ir priėmęs neeilinius ir labai svarbius sprendimus, bet nepraeina nei 2 savaitės, kada tie sprendimai tampa analitikų, rinkų, investuotojų kvestionuojami ir mes vėl grįžtame prie kažkokios išeities pozicijos, kada paaiškėja, kad kaip ir niekur nesame pasistūmę. Iš tikrųjų, mūsų galbūt kaip valstybės problema šitose diskusijose dar yra ir kito masto, kad vykstanti krizė arba esanti situacija, ji truputį atskyrė Eurozonos valstybės tose diskusijose nuo likusios Europos Sąjungos ir yra labai tinkamas klausimas kelti, kad mes visi labai priklausome nuo to, kas vyksta ir dažnai negalim pasakyti, kad mes labai jaučiame tai, kas vyksta arba labai suprantame tai, kas vyksta. Visiškai suvokiama ir suprantama, kad situacija Eurozonoje yra sudėtinga ir dėl to Eurozona daug ką turi padaryti pati. Tikrai požiūris valstybių, kad mes čia dabar pas mus namie gaisras ir mes nelabai galim kalbėti. Jis yra gana teisingas, jis yra pagrįstas, bet tai nereiškia, kad kiti absoliučiai neturi teisę suprasti arba neturi teisę žinoti, kur link gravituoja matymas. Ir tikrai ne visada galima suprasti, ko yra siekiama ir kokio sprendimo yra ieškoma ir kaip tos problemos yra iš tikrųjų galiausiai matomas. Dėl to tai, ką matome tarptautinių analitikų tarpe, visokiausių scenarijų nuo visiškų kataklizmų iki visiškos federacijos, ko tik tai negalime paskaityti apie tai, kaip bus. Bet tikrai klausimas, kaip yra, kas yra ir kaip galėtų būti ir kaip bus iš tikrųjų, mano supratimu, yra Nobelio premijos vertės ir todėl aš tikrai nesijaučiu, kad galiu į nors vieną iš tų klausimų tikrai rimtai ir solidžiai atsakyti, bet faktas, kad kas bebūtų ir kaip bebus, tai neabejotinai turės įtaką mums ir turės įtaką dėl įvairių priežasčių, tiek dėl to, kad mes turime daug priekybinių interesų su bent jau atskiromis Eurozonos šalimis, tiek dėl to, kad visi dalykai ir bendras sentimentas tarptautinėse
tarptautiniam finansų pasaulyje turi mums įtakos įvairiais būdais ir per kredito kanalus, ir per valstybę kaip skolininkė, ir dėl to, kad galiausiai mes esame tvirtai prisirišę prie euro kaip valiutos inkaro ir, ką teisingai paminėjo Ramūnas, tai mes turime pareigą anksčiau ar vėliau įstoti į eurozoną. Kaip rodo Švedijos pavyzdys, žinoma, ta pareiga gali būti suprantama kūrybiškai atskirais atvejais, bet vis dėlto tokią pareigą Lietuvos sutartyje turi. Ir tai, kad mes neatitinkame Maastrichto kriterijų, yra veikiau išimtis negu kad taisyklė arba negu tai, pagal ką mes turėtume gyventi. Todėl iš tikrųjų daug sprendimų visokių buvo priimtų ir dėl valdysenos, ir dėl kitų dalykų, bet iš ties ilguoju laikotarpiu ir kaip kažkokie sisteminiai sprendimai visi yra geri ir teisingi, bet ar jie sprendžia šios dienos problemą iš tikrųjų, bet nesprendžia, nes kol visi tie pakeitimai, kol visi požiūriai konverguosi tai, kad jeigu yra, net jeigu nėra, tarkim, mes kalbame apie Europos Sąjungai taikomus reikalavimus, bet sankcijas eurozonoje, jeigu yra kažkokia bendra valiutų sąjunga, ji turėtų laikytis tam tikrų taisyklių, tai visada tos taisyklės buvo laikotarpis, kada tos taisyklės buvo interpretuojamos ir jos taip pat buvo interpretuojamos didžiųjų valstybių narių, kurios dabar labiausiai sunkiai savo mokesčių mokėtojams turi paaiškinti, kodėl iš tikrųjų reikia dalyvauti įvairiuose projektuose ar priemonėse, kurios neatrodo malonios ir neatrodo politiškai labai patrauklios. Tai, tiesą sakant, tikrai nenorėčiau užtęsti laiko savo samprotavimais, tikrai su malonumu paskui galbūt galėčiau atsakyti į klausimus arba tiesiog padiskutuoti kažkokiu konkrečiu aspektu. Žinoma, ministrų taryboje dalis tų klausimų vienaip ar kitaip raudona liepro diskusijas praeina, bet kaip ir minėjau, daugiau galbūt praeina už uždarų eurozonos ministrų durų, taip sakyčiau, santūriai komunikuojant į išorę ir kolegams ministrams ne iš eurozonos. Bet, tik tai gal vieną klausimą, kurį nenorėčiau atsakinėti, tai kurią valiutą apsimoka laikyti santaupos, nes kažkodėl visur tą klausimą gaunu, bet nemanau, kad čia reikėtų iš to diskusiją apie tai kalbėti. Tai gal man papriminčiau. Aš tik turiu vieną ilgišką klausimą. Ingrida, visgi labai daug vilčių siejama su tų bendrų taisyklių, kurios riboja šalių biudžeto deficitą ir skolą griežtesnių taikymų. Kaip žinome, labai daug istorinių sprendimų per paskutinius vienerius maždaug metus buvo būtent skirti tam, kaip priversti šalis laikyti šitų taisyklių. Ir labai daug siejama su sankcijų sugriežtinimu. Tai visgi mano klausimas, kokia tikimybė, jog pavyzdžiui, jei Lietuva ar kažkuri kita šalis viršys perteklinio biudžeto deficito procedūroje numatytą dydį, sakykime, kitais metais deficitas bus daugiau nei 3%, jog įsigalios jau galėtos sankcijos, kurių taip ir neįvedė iki šiol. Dėkui už klausimą. Tikimybė yra lygi nuliui, ne todėl, kad infrastruktūra sankcijų būtų kažkokia ypatinga, bet vadinamasis šešiapaktis arba tie teisės aktai, kurie yra priimti kaip tas pamatinis infrastruktūrinis sprendimas, numato sankcijas tik tai eurozonos valstybės. Ne eurozonos valstybėms vienintelė reali sankcija, kurią galima pritaikyti, bet kurią turbūt sankcija yra gana sudėtinga pavadinti, tai yra sanglaudos fondų įšaldymas arba sustabdymas mokėjimų naujiem projektam. Tai čia, truputį skauda be jokios abejonės, jeigu yra pasirašytos sutartys, tai reikia mokėjimus vykdyti, bet tai yra toks, sakyčiau, tokia visiškai minkšta sankcija. Ir bendrai sankcijų infrastruktūra, kuri yra tam šešiapakiai netgi eurozonoje, yra irgi pakankamai minkšta, nes visų pirma sankcijos nėra didelės, visų antra yra tam tikra gradacija, kuri šiaip atrodo gana logiška, kad iš pradžių tai yra paimama tiesiog kaip tam tikras depozitas,
su palūkanomis, netgi valstybė narė gauna už tą depozitą nedidelės palūkanas, vėliau tai tampa depozitų be palūkanų, o paskui jau visiškai blogai elgiantis tai gali būti, gali virsti galiausiai realia piniginė sankcija. Bet tiesą sakant, neatrodo, tikrai tos sankcijos neatrodo kažkokios labai baisios ir atgrasančios, bet aš manau, kad visada tokiais atvejais, pagrindinį vaidmenį vaidina vis dėlto politinė kultūra ir susivokimas, kiek, sakykime, kiek apskritai finansinė drausmė, biudžetinė drausmė yra vertybė konkrečioje vietoje. Nes yra šalių, kurios turi labai detaliai išrašytus įstatymus ir labai, taip sakant, liūdnus viešuosius finansus, nes pagunda ar galimybės bandyti tuos įstatymus kažkokiais būdais apeidinėti yra pakankamai didelės. Kaip visi žinome, tas schemas Graikijos sukurtas su Goldman Sachsais, kai buvo įkeisti pinigų srautai, sukurti dideli užbalansiniai deficitai už biudžetiniai, kurių nesimatė, kurie staiga tai paėmė ir išlindo vieną gražią dieną, tiesiog pasikeitus politiniai konjunktūrai. Tai tų bandymų apeidinėti ar bandymų kažkaip tai manipuliuoti taisyklėmis, tiek yra taisyklių, tiek yra ir bandymų manipuliuoti tomis taisyklėmis, aš manau. Žinoma, komisijos vaidmuo, sakykime, principingumo ar tokio reiklumo, manau, kad įtaka čia būtų labai didelė. Taip ir dabar pinigų ir ekonomikos komisaras yra nuvargęs nuo šitos visos krizės, tai jis sako, kad pirma šalis, kuri pažeis šešiapakį, ta pirma šalis tikrai susilauks sankcijų. Tokia yra dabar komisijos pozicija, labai konkreti ir labai atvirai deklaruojama, bet kaip tai atrodys iš tikrųjų praktikoje, tai manau, kad pamatysim tik tai tada, kada tai teisės aktai įsigalios. Dėkui. Taip sakant, jei neturi geros reputacijos, tai gali nebijoti jos prarasti. Dabar prašyčiau kitą Vasiliauską. Aš tokią turinio prezentaciją esu paruošęs, daug galimybės skaitytus pradėsim padiskutuoti. Tiesiog pradžioj gal prisiminiau birželio mėnesį tarptautinį skaitinį bankį, kurio dalininkai mes esame, nuo senų laikų iš tikrųjų, dar kažkainius tapom nariais. Turėjom tokią diskusiją įdomią apie eurozonos veikalus ir kolegai iš Nigerijos atėjo prie vieno stalelio. Jis sakė, žinai, sako, euras yra miręs reikalas. Ateitis, sako, Azijoje yra. Aš taip ironiškai pasižiūrėjau, jis apie Aziją, kitos sakė Azijos, iš tikrųjų Nigerija. Sakau, ne, nes susitiksim po poros metų, pasikalbėsim, manau, nusišnekti tokios. Bet dabar mes suprastumės, iš tikrųjų, ypač žiūrint, kas šiandien darosi su Italijos, taip sakant, viršūniniais popieriais, tai, nežinau. Bet pagyvensim, pamatysim, iš tikrųjų. Tai gal pradėsiu aš nuo keletos skaidrių. Tai pirmiausia gal nuo Graikijos, kuri iš tikrųjų yra, kaip sakyti, krizės pionierė, epicentras, kaip kas vadina, šiaip aš galvočiau, kad tai yra tas vienetas, kurio pavyzdžių mes galim mokintis, taip sakant, geriau mokintis iš svetimų klaidų negu iš savų. Tai va, du grafikai iš tikrųjų, kaip sakyt, kur mes akivaizdžiai matom tą skirtumą tarp pajamų ir išlaidų ir palyginimo antras grafikas, tai yra eurozonos pajamos ir išlaidos. Tai kaip matot, iš tikrųjų, čia matyti komentarų mažai iš tikrųjų reikia. Vėlgi, išlaidavimas iš tikrųjų, tai ką mes matom, jisai yra tikrai didelis, įsiskolinimo lygis yra tikrai daug didesnis už eurozonos vidurkį. Graikija nuo pat įstojimo į eurozoną kiekvienais metais viršydavo iš tikrųjų stabilumo ir augimo paktą numatytus kriterijus ir sakyčiau, tas neprincipingas požiūris į kriterijų
vykdymą, na, jisai leido iš tikrųjų problemai tik gilėti. Na ir todėl 8 metais natūraliai jie susidūrė su staigaus biudžeto deficito didėjimo problema, na ir nepadėjo ir, kaip sakyti, išmaniusios technologijos. Tai paprastas dalykas, iš tikrųjų, tai matom, antras skaidrė Graikija, gyvent norim kaip arba tiksliau gyvent nori kaip vakarų Europą. Iš tikrųjų, pragyvenimo lygis 12-15% mažesnis, tačiau ekonominis pajėgumas, na, vieno darbo veiklos našumas dėja, bet toli. Lietuva, manau, yra maždaug Graikija, Portugalija, apie darbo veiklos našumą. Čia kolegos mano matė tokią lentelę, tai iš tikrųjų pagrindiniai kriterijai, kurie apsprendžia situaciją šalyje. Tai matot, visos valstybės, čia paimta yra, kaip sakyt, atskiri kriterijai, kaip einamosios sąskaitos deficitas, kaip valiutos kursas, kaip darbo sąnaudos, būsto kainų didėjimas, privataus sektoriaus kreditavimo didėjimas, nu ir atitinkamai jau skolos viešo sektoriaus, privataus sektoriaus. Tai na, matot, kaip sakyt, Graikija 8 metus iš eilės turi einamosios sąskaitos deficitą, Portugalija tas pats, iš tikrųjų, privataus sektoriaus didėjimas, kreditavimo didėjimas, Ispanija, matom, Airija, ta prasme, na, paskutinė eilutė labai įspūdinga ir iš principo matom visos valstybės, na, sakyt, pakankamai raudonai, ta prasme, atrodo. Ir kad, na, kaip pasakyt, aš manau, pagrindinė problema yra pigiam skolinimui. Tose ekonomikose, kurios susijusios yra su gerovės iliuzija, su skolintais pinigais, na, ir tuo atotrukiu nuo realybės. Dabar vėlgi tų taip vadinamų PIX, dabar dar pridėjom ir PX, tai yra Italija, iš tikrųjų tai skola viršyje 3 trilijonus eurų. Šalia reikėtų pridėti dar privatų sektorių, tai yra 8 trilijonai, nenoriu dėl eurų, kurios 8 trilijonai eurų. Būtent privatus sektorius, tai mes skaičiai, mano galva, yra iš tikrųjų įspūdingi. Na, vėlgi, Europa, aišku, sukruto, įvairios iniciatyvos iš tikrųjų, kadangi ta periferinių šalių infekcija plinta toliau, tai, na, matyt, natūralu, kad atsako buvo sulaukta, na, klausimas, ar pakankamai. Europos centrinis bankas įsijungė iš tikrųjų, na, su nebūdingu jam vaidmeniu, bet, na, klausimas, kaip čia toliau bus, to labiau, kad, na, matom akivaizdžiai, kad persimėti viskas ir į bankinį jau sektorių, tai prasme, tai yra kapitalo stiprinimo klausimai yra labai aktualūs. Na, tai matysim toliau bankiniam sektoriui investicijos į probleminių šalių vertybinius popierius taip pat yra pakankamai milžiniškos. Jau kalbėsime apie Graikijos bankus, tai jie idėja yra apie 30 milijardų eurų į savo šalies vertybinius popierius. Tai skaičiai išties įspūdingi. Tai, na, čia nieko naujo nepasakysiu, iš tikrųjų, kas nuperka yra viršūnėse, yra tai vadinamas haircutas 50%, bet vėlgi tas 50% haircutas jisai gerai skamba, bet iš tikrųjų tai ir privatų sektorių, iš tikrųjų tai iš kitos pusės ačiū Dievui, Lietuvos banko tai neliečia. bet, na, matysim, kaip čia toliau bus. Bet, na, iš tikrųjų tai iniciatyvos tvarkoja, bet trūksta konkretumo.
Ir na, kaip pasakyti, matysim, čia bus toliau. Kokios pasekmės Graikijos to skolų nurašymo arba 50%, tokį vadinamą haircuto Europos bankams? Tai matot struktūrą, kaip yra, kas būtent Europos banko rekapitalizavimo poreikis, tai na, vėlgi, kaip matom, natūraliai išsiskiria Graikija, taip pat Ispanija, Italija, na, kitos šalys, sakykime, šiek tiek kitaip. Na, Lietuva šitą vietą atrodo pakankamai gerai, tai manyčiau, ačiū Dievui, kad pas mus bankiniam sektoriui šiuo aspektu, ačiū Dievui, vyrauja Stankevičiaus rezultatas. Būtent ta prasme aš rizikos didelės nematyčiau. Na, vėlgi, atsakas susitarta yra dėl išplėsto būtent stabilumo fondą, kalba eina apie 1 trilijoną eurų, bet kokios problemos iš tikrųjų yra, tai kad, na, sunkiai sekasi pritrauktos pinigus. Na, ir nesenai girdėjome apie bandymą išpratinti 3 milijardų eurų obligacijų emisiją ir dėja, bet buvo atsisakyta tos idėjos, motyvuojant, kad na, nepalankiai yra situacija tarptautinėse rinkose. Nu, tai verčia iš tikrųjų apie daug pagalvoti. Na, matysime. Kaip gali čia viskas klostytis toliau? Tai keli variantai, aišku, tai dar didesnis Graikijos skolos nurašymas. Aišku, gali būti ir netvarkingo bankroto scenarijus. Savaime suprantama, kalbant apie bankinį sektorių, tai be abejo turės įtakos bankiniam sektoriui. Visų pirma, kalbu apie Europos bankus. Kalbant apie eurozoną, tai aišku, kad, na, čia ką Ingrida minėjo, tai savaime suprantama poveikis realiai ekonomikai bus ir nuo to recesijos rizika iš tikrųjų pakankamai didelė. Na, kalbant apie euro verčių mažėjimą, tai vėlgi čia nieko naujo nepasakysiu, matyt, tai jisai smogs pirmiausia silpniausiam šalim, geriausiai atrodančiom šalim arba, na, variantams, tokia kaip Vokietijai, sakykime, tai be abejo jisai potencialiai yra naudingas, nes eksportas nuo to tik laimės, na, o žaliavų brangimas, aišku, tada neišvengiamas, nu, mes čia stovame. Vėlgi, daug kalbų yra apie platesnę arba gilesnę, sakykime, integraciją, na, tai ir politikų kalbas iš tikrųjų yra tas bendras eurozonos sutarimas, kad, na, turėtų koordinuoti atsaką iš tikrųjų į krizę. Tačiau reikia neatmesti ir, kaip sakyti, dezintegracijos jėgų, dezintegracijos idėjų, nes na, tikrai jaučiam tas euroskeptinės nuotaikas, jos didėja. Pavyzdys, pavyzdžiui, Slovakijos balsavimas pirmas už būtent paketą iš tikrųjų ir na, matėm, kas buvo, mažėja pasitikėjimas ir Eurosąjungos struktūromis, ta prasme. Taip kad, na, yra du tokie, sakyčiau, dvi kryptys šitoje vietoje ir, na, tai bus, vėlgi, sunku prognozuoti. Na ir paskutinis dalykas, vis dėlto, vėlgi nieko aš naujo turbūt nepasakysiu, tai poveikis Lietuvai. Iš tikrųjų, tai tiesiog jų nuostolių nebūtų, aišku, skirius Lietuvos bankam. Netiesioginis poveikis, aišku, akivaizdus, antiniai efektai akivaizdus, tai na, kaip pasakyti.
Girdėjom Valiutos fondo vadovės pasisakymus dėl iš tikrųjų kreditavimo sumažėjimo, ta prasme, kad tarptautiniai bankai dėl likvidumo problemų traukia pinigus į turtinių bankų. Sakau, kadangi pas mus vyrauja skandinaviški bankai, tai aš kol kas nematyčiau čia problemos. Ką rodo bankinė statistika, sakykime, analizavus paskutinių 3 ketvirčių pelnus, bankų pelnus, tai matom, kad didžiausias pelno variklis bankinio sektoriaus yra palūkanų išlaidų, mažos palūkanų išlaidos, tai reiškia, kad pigus skolinimasis, manau, orientuojantis į ateitį, iš tikrųjų, tokios geros situacijos tikrai nebeturėsim, tai manau, skolinimuose kaštai brangs, bet kol kas, sakykime, aš pasikeitimų kreditavimo politikoje nematyčiau, nežinau, gal komercinių bankų skolinimas irgi gal kitaip pasakyti, kaip jiems atrodo, arba kaip iš vidaus jiems atrodo. Tai be abejo, kaip sakiau, įtaka realiai ekonomikai natūraliai, jeigu recesija mūsų eksporto rinkose, natūraliai mums atsilieps mūsų ekonomikos rodikliams. Tai tiek būtų, sakyti, iš mano vardas. Ačiū labai. Šiandien, jei neklystu, Tarptautinio valiutos fondo vadovai jau paskelbė, kad galime gyventi prarastą dešimtmetį. Kalba yra apie artimiausius 10 metų, nepraėjusius. Bet vėlgi tai gali būti signalas savotiškas, turbūt ir eurozonos lyderiams reaguoti atitinkamai į galimą tokį scenarijų. Dabar siūlyčiau persikelti iš Frankfurto į Vilnių ir pasižiūrėti, kaip šita situacija matoma žiūrint į mūsų žiniasklaidą ir skaitant ją. Prašau. Kadangi paskutinį kartą iš tokį kalbinį auditoriją teko kalbėti gal sapnėdant, tai pasirašėm čia skaidrėse. Ir taip trumpai perveiksime, mes taip suvalgėm. Trumpai, jeigu jūs nulatinti, tai mes pasižiūrėjom, ką apie euro apskolos, ar dar galime daryti krizę Europos Sąjungoje. Euro didimo Lietuvoje rašė šalies užsienio verslo, galima sakyti, žiniasklaidai. O taip pat kokia buvo valstybinių institucijų komunikacija per pastarąjį pusmetį, paėmėm ilgesnį laikotarpį, tiesiog pasižiūrėjom, yra kažkokios aiškesnės tendencijos ar nėra. Ir dabar mes tikrai pasižiūrėsim, aš daugiau tą pirmą dalį, tą Lietuvos žiniasklaidą, kaip eurozonos krizė vyksta žiniasklaida atskleidžia, pasižiūrėti, kokį poveikį gali turėti Lietuvos ekonomikai. Vaidotas pasižiūrėjo daugiau na didžiosios galima skirti retoriką keitėsi vėliau. Čia tokia skaidrė, kuri mūsų galva apibendrina tuos akcentus užsienio Lietuvos spaudoje. Aš čia išskirčiau 2 dalykus. Vienas tai yra nuoseklumas. Jeigu paimtume toliau užsienio reitingus, tai tuos faktus, sakant, gan nuosekliai, kas nuolat analizavo bet koks leidinys, kokį paimtume. Ir ministrė jau minėjo, kad faktiškai galima buvo pasakyti tokį alternatyvų nuo kataklizmų iki konfederacijų, o tarpu Lietuvos spaudoje akcentai būtų, sakyčiau, palaikesnis toks požiūris į tą krizę. O temos, turbūt nesuklysiu pasakiusi, kad tokio minkštesnio požiūrio, tas žmogiškasis aspektas, reikia susitvarkusios, kaip keičiasi oro kursas, streikų, bet tas aspektas reikia
Bet kita vertus, teisybės dėlį reikia pasakyti, kad ypač pastaruoju metu tos informacijos labai padaugėjo, bet irgi natūralu, kad jau diskusija šiandien vyksta. Matėm sprendimus, kokie pokyčiai ir kaip greitai reagavo. Tai anksčiau tos informacijos ir analizės buvo mažiau, tai dabar daugėja. Dabar, jeigu pažiūrėtumėm tokių mikro lygių, mes čia pavadinom, tai pabandėm pažiūrėti, ar paskaičius Lietuvos žiniasklaidą galima rasti atsakymus tokius paprastus klausimus, kurie mūsų galvo turėtų paprastam žmogui rūpėti. Pavyzdžiui, ką bendro su manim turi raudonos eilutės biržų puslapis, arba ką reiktų daryti, jeigu man artėja pensija, arba paskolą, kiek būstų, jeigu mokslam, kas bus su santuoka, ar kyla grėsmė darbo vietoj, kiek visą tai apskritai gali tęstis. Tai visi šitie klausimai tarsi ir atsakymai, ar ne, bet jie taip tiesiai parodymai, sakyčiau, nes, kaip sakant, tokių terminų dezintegracijos didėjimas, antriniai efektai kažkaip reikiamai iki santuokų, paslaugų ir darbo vietos. Taip sakant, tos logiškos grandinės klausimus. O makro lygiu, tai irgi tokių kokie čia būtų tie klausimai, tai po to, kas iš tikrųjų nėra euro, tai kodėl jis susijęs su Lietuva ir kaip ir kodėl, kokia ta logiška grandinė visą tą krizę problemos gali ateiti tiek eksportuotojų. Apie Graikiją jau čia tą mano atsakymą šiandien ir paskui klausimų, jeigu čia, kaip sakant, parengė gyvūną vaidų, tai kokios mūsų politikai tai žemės, Europos Sąjungų ir kas būtų kitaip, jeigu mes turėtume galvoti. Tai vat, dar tik tai pasikartosiu, kad tokio pobūdžio klausimų daugėja iš tikrųjų pastaruoju metu. Kaip ir minėjau, mūsų nuomonė tai yra didesnybė, nes pastaruoju metu vis daugiau ir daugiau to dėmesio iškyla. Labą dieną. Agnė įprastai kolegė žaidė žurnalistų darbą. Šiandien prasideda apie pačios kritiką. Tai pačioj pradžioj jau ministrė Matauska reagavo ir čia bus mūsų viena iš pagrindinių išvadų, be abejo, ką reikia daryti. Atleisime parodė paskelbsim. Jo, tai tiesiog, kad pradžiai norėjom galbūt kreipti dėmesį į pačią esminę bazinę informaciją, tai yra žmogus daug girdė apie euro krizę ir kaip tai pateikiamas svarbiausių valdžios institucijų puslapiuose. Išeina dar patikrinau, dar Graikija buvo eurozonos narė, tai drįsčiau teikti 2 suklydų finansų ministerija, ne vienas skaičius. Jau koks skirtumas, kiek suklydo? Čia nesuklydo, tiesiog neatnaujino. Gėda baisi. Taip pat šiek tiek užmetėm atvejį, kaip tai daro Lietuvos bankas, tai interneto svetainėje nepavyko greituoju būdu rasti šios informacijos, bet tarp kolegų žurnalistų sklando gandai, kad Lietuvos bankas simboliais bando šitą problemą spręsti. Tai yra Lietuvos banko foje einant ilgą laiką kabojo toks stendas, kur buvo sužymėtos eurozonos valstybės. Bet spaudos konferencijų, jeigu neklystu, birželio mėnesį, šitą, kada ponas Vasiliauskas jau pasakė, kad 14 nereali data, tai to stendų nebuvo. Tai tiesiog manom, kad yra gana simboliškai ir gražu, kalbant apie pokyčius. Pasižiūrėsiu, susiminys atybos. Na, be abejo, svarbiau už tai, kas rašoma nuotraukose arba kas ką pasirandas, yra tai, ką šneka politikai, yra ir ne tik politikai, svarbiausių institucijų vadovai. Daugelį metų atsakymai į klausimus apie euro poveikį ir poreikį Lietuvai buvo gana aiškus. Galima prisiminti Reinoldo Šarpino legendinę frazę, apie tai, kad aš pasakiau, kad bus vadinasi bus, kuri yra iš esmės teisinga, nes datos tame sakinyje nebuvo. Ingrida Šimonytė, ponė ministrė, 2009 gana aiškiai kalbėjo apie būtinybę Lietuvai kuo greičiau įsivesti eurą ir gana suprantama, kad retorika šiemet tapo įvairesnė, tai užsiimama savižudybių prevencija, matom, ponas Vasiliauskas minė, kad dėl euro nereikia žudytis.
ponė ministrė, kaip manoma, gana sąžininkai įvardijo apie tai, kad kaštai ir nauda eurozonoje pasikeitė, tai ne tiksliausias tada, kuriam mums dalyko rasti. Tų diskusijų svarstant biudžetą buvo šiek tiek daugiau. Štai finansų ekspertas, vidaus reikalų ministras buvo pasakęs, kad biudžetas pagristas abejotina finansų rinkų baimė, bet mūsų klubo nuomonė tai labai abejotinas ir toks pareiškimas vidaus reikalų ministrų. Kalbant konkrečiau apie tam tikrus aspektus, finansų ministrė įžanginėje kalboje užsiminė, kad pareiga, kaip rodo Švedijos pavyzdys, įsivesti eurą gali būti suprantama labai kūrybiškai. Mūsų nuomonė aiškinimo dėl Lietuvos teisinės pareigos įsivesti eurą iš valdžios atstovų pusės šiek tiek trūksta. Eurobarometro apklausa atlikta gegužės mėnesį parodė, kad 60% lietuvių mano, kad mes galime pasirinkti, reikia euro ar nereikia euro. Manome, kad spekuliacijoms šis kelias turėtų būti daugiau aiškinama. Kita vertus, tų spekuliacijų atsiranda ir už Lietuvos ribų. Tai yra, kai kurios vidurio Europos šalys, visų pirma Lenkija, ima skleisti diplomatiniais šaltiniais tam tikrus gandus ar užuomenas, kad neva keičianti situaciją eurozonoje mes taip pat galim bandyti keisti ar peržiūrinėti savo įsipareigojimus. Patikime kelias citatas premjerui viešai spaudos konferencijų kalba, kad euro kriterijus turime matyti ne mes, bet ir eurozoną, kad mes turime kažko palaukti ir pamatyti, kaip išsispręs. Lietuvos pozicija, bent viešoje erdvėje, mūsų nuomonė nebuvo iki galo aiškiai. Patiktas tik vienintelis užsienio reikalų ministerijos komentaras, patiktas pavėluotai ir labai lakoniškas. Galbūt yra kažkokia, nežinau, derybų taktika, bet viešoje erdvėje bent nematome atsakymų į klausimą, ar Lietuva įsivaizduoja kažkokią manevrų laisvę siedama tai su euro krize. Bene vienas iš svarbiausių dalykų, kuriame mes matome problemą, kad valstybės vadovai vis dėlto nesiunčia vieningos žinios dėl Lietuvos siekio ir Lietuvos tvirto pasiryžimo. Premjeras daugmaž visus metus, galbūt išskyrus paskutinį mėnesį, labai aiškiai kartuoja 2015 metus. Tuo tarpu ponė prezidentė ar Lietuvos banko vadovas yra užsiminęs, kad ar datus spekuliuoti nereikėtų, kad tai yra nereali data. Koks to rezultatas, tai aš tik skaidrės tiesiog pasaulio žiniasklaidai, kaip mes peržiūrėjom didžiausias pasaulio naujienų agentūras, būna, kad vos ne kitą dieną yra visiškai skirtingi pareiškimai iš aukščiausių pareigūnų, ar kad Lietuva įsives eurą, ar kad Lietuva įsives eurą 2014 metais. Tai mūsų požiūrių kelia tam tikrą patikimumo problemą ir aš drįsčiau pasakyti dar daugiau, galbūt atspindi sisteminę problemą, kad Lietuvos valdžios institucijos vis dėlto nesugeba bendrai komunikuoti, nes euro įvedimo data nėra vienintelis klausimas, kuriame mes nepatikime vieningos pozicijos. Daugiausias pozicija yra išlaidos gynybos finansavimo. Labai galima matyti sąsajus, viena institucija kalba vienus skaičius, kita kalba kitus skaičius, o visą tai stebi užsienio žiniasklaida, užsienio partneriai mūsų. Ir pačiai pabaigai, tai yra aktualiausi dalykai, tai kas jau buvo minėta irgi naujos finansų ministrės įžangoje, tai yra kaip Lietuva vertina tai, kad dalis sprendimų yra priimama uždaroje 17 ministrų grupėje. Ir kaip ministras sakė, santūriai komunikuojant į išorę. Tai manome, kad labai svarbu ir aiškiai suformuluoti, kaip Vilnius, kaip Lietuva vertina tą galimą atskyrimą. Ir, čia, aišku, yra pati pradžia, galbūt tiesiog suintriguoti iš dviem skirtingas citatas prezidentės ir premjero. Vienur kalbama, kad reikia netrukdyti ir nedemonstruoti ambicijų, kitur kalbama, kad yra vis dėlto tas barjero pavojus. Reikėtų tikėtis ir norėtųsi, kad valdžios atstovai vis dėlto šiuo atveju siųstų vieningai bendrą žinią, galbūt taip ir bus. Šitą gal paliksim visom diskusijom, galiu komentarus. Išvados, tai čia kažkodėl neskalbame, mūsų nuomonė tiek žiniasklaidai, tiek valdžios atstovų trūksta to nuoseklaus komunikavimo. Aišku, dvi pagrindinės išvados, tai kaip minėjau, kad finansų ministrai priimtumėm rekomendaciją, kad kas porą metų būtų atnaujinama
informaciją apie eurozonos narės. Gal net čia žiūrint, kad paleisit. Lietuvos banko vadovas, kaip supratau, jau pažadėjo stendo paieškoti. Ačiū. Dar vieną tik turiu pastebėjimą prieš suteikdamas komentarą žodį profesoriui Čičinskui. Pirmadienį, neklystų, buvo ne eurozonos šalių finansų ministrų susitikimas, po kurio EU Observer, turbūt daugelis žino šitą naujienų portalą, aprašė tą susitikimą. Ir viena iš žinių buvo ta, kad Latvija vienintelė entuziastingai nori kuo greičiau įsivesti eurą. Apie Lietuvą nebuvo, jei neklystų, nė žodžio, ir tai net pirmas kartas, kai Lietuva apskritai neminima. Turbūt dėl to, jog nelabai yra aišku tiem, kas rašo šitos tekstus, kokia visgi Lietuvos pozicija. Aš bent jau taip spėčiau, nes čia vėlgi buvo parodyti įvairūs požiūriai. Aš gal mažą komentarą, tik tai klausimą. Manau, kad Latvijos atveju tokia prielaida ir tokia informacija yra aiškesnė, todėl, kad yra valiutos fondo programa Europos komisijos, kur eurozona programos pakete narystė eurozonoje yra pateikiama kaip exit strategy. Ar mes savo laikome narystę eurozonoje kaip mūsų exit strategy? Čia yra jau visiškai kitas klausimas. Manau, kad Latvijos atveju tą labai aiškiai implikuoja tiesiog tai, kad yra tarptautinė finansinė parama ir su to susiję dalykai. Aš pavadėtas komentatorių, bet norėčiau atsižegnot bent nuo bendro supratimo apie tai, ką turėtų komentatorius daryti, nes finansų krizė, tas istorija ir ateitis, Graikijos, kai kuriam šalim ir kaip ten su bankais ar viešais finansais yra plačiai komentuojami, tai viena, antra, niekas nieko ten išpešti negali apie ateitį, ką ir profesorius Mišauskas jau pažymėjo. Galim po kelių dienų visai girdėti naujus įvykius ir dėl naujų sprendimų. Man labiau širdis linksta prie pinigų sąjungos, prie euro zonos ir jos kaiminių klausimų, nes čia mes labiau įdivertingai matėm, mes į tą bendrą finansų krizę ir tą svyravimą nesam įsipynę per daug. Čia jau toks mūsų likimas. Palankus čia. Noriu pradėti nuo perspėjimo. Socialiniai mokslai niekada nesugebėjo ir šimtus kartų įrodė, nesugebės numatyti ateities. Socialiniai mokslai priešingai fizika, fizikai visiems tiksliesiems aiškina praeitį, kas buvo. Ir kada jau baigėsi katastrofa ar pergalės, tai tada įmamasi tyrinėti ir išaiškinama, kas buvo, kas tai tipas reiškinio, kokios jėgos, veiksniai, kaip visas tas vyko, tai tas pats su šita krizė. Bet žinoma, visada noras išpešti tendencijas, žvalgantis į tą praeitį, kuri mums tik įmanoma, ir pateikti jas, pasiūlyti, ar kokį rinkinį tendencijų, ar kokį vieną preferuojimą. Šiuo atveju kalba apie eurozoną ir ypač apie Lietuvos interesus. Tai galima taip galvoti, kada kas nors neveikia, stringa, tai reikia grįžti prie instrukcijos ir skaityti iš naujo, kažką nebeturėti. Dar taip pat pakinkiai matyti, nevažiavai. Arba vežimą traukia į dvarą. Tai ta instrukcija yra visai scenarija. Mes valiutos yra. Man dėl teorija. Ja, aišku, panašiausiai aš jums leidžiant priminsiu 4 tokius dalykėlius, kuriuos tikrai dar kad atsiminti, jau kalbam apie buvimą eurozonai, gebėjimą ten išlikti, reikalą pasitraukti, ar nestot, jeigu esame išlaikyti. Pirmas dalykas yra prekyba tarpusavio tarp potencialių eurozonos narių. Nėra jokios prasmės turėti bendrą valiutą, jeigu mes neprekiaujam. Bet jeigu daug prekiaujam, tai tikrai verta aiškiai matosi didžiulė nauda iš bendros valiutos. Vietoj kelių valiutų, kurias tarpusavio svyruoja, keitimo kursai, operaciniai kaštai ir taip toliau spekuliacijos.
Antra yra būtina tas prekybos įvairovė, diversifikacija, prekiavimo daugelį dalykų, daugelio prekių grupų, kadangi kad ta šalis būtų šalių ekonomikos įsipinę vieną į kitą ir to užsigarantuotų galimybės sinchronišką verslo ciklą. Nes jeigu nedaug dėvė ciklo fazės išsiskirs, vienur ekonomika kaista, kitur vėsta, tai tada bendra valiuta, vadinasi bendra pinigų politika, vienų interesais nustatoma, kitiems mums per galvą bus papildoma drama ekonomika. Trečias ir ketvirtas. Trečia sąlyga laisvas kapitalo judėjimas, ketvirta sąlyga laisvas darbo judėjimas, kurie būtiniai vis tik neišvengiamas įvertinimų šoko, jeigu vis tik tai toj pinigų sąlyga jau sudarytai nacionalinės ekonomikos trupučiukai išsiskiria savo trajektorijose ir vienur reikia pinigų politikos autonomiškas savos, kad paskatinti, o kitur tą pačią politiką reikia pakreipti didinimų palūkanų normas, atšaldyti, atvėsinti ekonomiką, pristabdyti infliaciją. Tai jeigu reikalai krypsta į tą pusę, reikia turėti sąlygas laisvam kapitalo judėjimui, kuris, kaistant ekonomikai, galėtų būti paskatintas atvykti, tiksliau, išvažiuoti, ar ten kapitalo vadovėlį, laisvas darbo judėjimas, nusilpnina darbą, jeigu šalyje dėstai ekonomika didėja vėsta ekonomika didėja nedarbas. Ką įnešė krizė? Aš čia dabar pabūsiu advokatų ministrai, kuri matė 9 metais, sakė, kaip bus ir reikia tą eurą, o vienokais sako, kai kas keičiasi, aš tai naudą turiu peržiūrėti ir realizuoti visiškai teisingai. Krizė padarė poveikį visai tai eurozonai, jos narėm, esam narėm ir principam narėm. Mes galim pažiūrėti, kaip prekyba net vystosi, net iš Lietuvos bokšto žiūrint, mes matom net prekyba keičiasi keistokai, esmingai. Mes ir toliau prekiaujam daugiausia su Europos Sąjungos šalimis ir ten pagrindiniai savo zonų šalimis, bet su šaliais vokiečiais ir šaliais britais danais, kurie neturi euro, bet valiutos bendamo prikabinta prie eurų. Taigi su ta eurozonas ir euro įtaka, sakykime, pusė prekiaujam daugiausia, bet mūsų prekybos su kita pusė, su EB šalimis, didėja ir netgi visai keistai tie skaičiai atrodo. Ir 6 metus, nuo 4 iki 2009 metų, nuo 16 iki 23,5 procentų padidėjo gyvenamasis svoris mūsų eksporto. Eksportą neskaičiavau visos apyvartos. Šių metų per 8 mėnesius tas gyvenamasis svoris dar pašoka iki 28 procentų. Vadinasi, žiūrint tokius skaičius, kai kas gali tęsti tendenciją, sakyti, nuliukai, mums ne euro, mums daugiau zoną reikia. Nes čia, reiškia, peršasi, plečiasi prekyba, santykinai, ir, reiškia, didėja galima nauda. Todėl jo geras argumentas reikalaujantis iš naujo analizuoti situaciją, kada ir kiek greitai, ir kiek intensyviai mums reikia stoti į eurą. Bus dar. Norėjau paaiškinti, kodėl ta prekybos svoris ir didėja ir taip toliau. Toliau prekybos diversifikacija. Čia naujienų nėra, bet reikia pasakyti, dėja, nėra naujienų, mes prekiaujam ir prekiaujam metais tom pačiom prekiam daugiau. Ir tom pačiom prekiam, kurios yra daug konkurentų ir kurios matyti lemia mūsų tokį lėtą slinkimą link rytų, bet artimųjų rytų. Artimą ir rytinių pusę, ne Kinijos ir Japonijos. Tai šitą tendenciją irgi negerai turėtų keistis tą struktūrai labiau mūsų kabinti su moderniom vakarų Europos ekonomikom. O tas nevyksta. Taigi ir čia tada šmėkla asimetrinį šoką. Stipriai. Toliau kapitalo judėjimas, viskas tvarkoja. Kapitalo judėjimas laisvas, kas nori atvažiuoja, kas nori išvažia kapitalą ir kiek tik nori. Bet
irgi taip atsisuko šešėlinę pusę tą kapitalo judėjimo laisvę. Čia mums nacionaliniai ekonomikai kartais, kaip mes jau matėme, 8 metais per visą tą bumą statybų ir karinį plėtros padarė trupučiuką per daug. Būtent padovanojo mums labai gan ilgą ir spartų kilimo aukštyn augimą. Ir dėl to paskui atitinkamą kritimą, 15%. O mes nors trumpai tam pabuvom labai aukštai, o pakildami labai pripratom prie to, ir tas kritimas 15% grįžimas prieš 8-7 metų gyvenimo lygį mums yra nepriimtinas, visi nepatenkina. Tai čia jau neversi, visada taip yra, bet šitą kapitalo judėjimo laisvę čia pasireiškia to, kad čia jau mums nebalansuoja, kad ekonomikos vėsimo ar kaitimo priešingai, kapitalo judėjimo laisvė mums pasitarnavo perkaitinant ekonomiką. Ir dabar, kada mūsų ekonomika atvėsus labai smarkiai reikalauja investicijų, tos laisvės, kapitalo judėjimo laisvė nieko neprisideda. Investicijų didelių nėra. Kiek panašiai su darbo judėjimo laisvė. Čia šiek tiek pagal Mandelo sąjungos teoriją, kažkiek smuko ekonomika, išaugo nedarbas ir atidėjome būsime mūsų bedarbus Airija, Anglija, Vokietija ir taip toliau. Ir dėl to galų gale pas mus nedarbas sumažėjo, bet turime pasakyti 100%. Ne tiek dėl ekonomikos augimo, emigracijos, laisvo darbo pasakyti. Bet jis ir išėdasi. Šešėlinė pusė tas judėjimas vyksta iš dalies kvalifikuotai talentingų žmonių, gal nenuviliojant. O tai artimiausiai ateičiai, ypač tolimesnei, žada nieko gero, kalbant apie konkurencingumą ir gamybos augimą. Taigi, visos šitos sąlygos, ką aš čia pasakiau, ir yra sąlygos, pakeitę sąlygos, lemiančios pinigų sąjungos formavimas jau yra mūsų išorėje esančių stojimą į pinigų sąjungą. Iš tikrųjų, reikia pergalvoti. Mano nuomonė, čia aš jau pergalvoju prie patarimą ar rekomendaciją. Jos nekeičias, nes pinigų sąjunga, jį matyti išliks, iš tikrųjų, ten, žiūrint į ją, eurozoną visą gali būti, ir mes matėme iš komentatorių ir ekspertų ir politikų aukštų, tokį slaptą, ne visai slaptą norą, kad Graikija atkristų, kad grįžtų prie drachmos. Graikijos atsiskyrimą nuo eurozonos ištartų eurozoną. Su Italija jau čia sudėtingiau. Londonus konstitucijų paukotas ir to pakaktų vykdoms. Kuriam laiko. Bet pati eurozona matyti išliks ir tada mūsų interesas ar nauda stojate, žinoma, būtų išliktų irgi. Stoti į eurozoną reiškia vykdyti tos nominalios konvergencijos kriterijus, Maastrichto kriterijus. Jie pas mus demonizuojami, kažkas tai mus nustatė, kaip toliau, nieko panašaus. Ir čia vėl aš pritariu ministrei, aš ne dėl to, kad jos bijau, o antisėdžiai toks likimas, bet iš tiesų palaikau jos poziciją, ta prasme, kad Maastrichto kriterijai mums reikalingi, niekas kitas pats primityvus, paprasčiausias valstietiškas galvojimas. Daug įsiskolink, gyventi pagal pajamas ir taip toliau, ką mes visi peršam graikams, dėl ko mes jos gėdėje, tai taip nedarė, kad yra mes vertinam tas vertybės, tas Maastrichto kriterijus gražiai, bet ir liuftas duotas Maastrichto kriterijus, tai nereikia balansuoti biudžeto, galima minustis, o deficitą turėti. Ir skolingam būti, kas irgi visiškai protinga racionalu, įmant vidutiniškai. Todėl tie Maastrichto kriterijai mums patiems reikalingi.
norint turėti sveiką ekonomiką. Mes, matyti, dabar jau būsim pasimokę, minimum 15 metų, bet nedaugiau kaip 20. Čia labai optimistinis. Tai praktiškai tas žiūrint, niekas mūsų nespaudžia stoti į eurozoną, kada mes norim. Mes tikrai gerai savo padarytumėm, jeigu 13 metais jau pasiektumėm deficitą 2,2 BVP procentų. Ir jeigu tada infliacija būtų nepavašyta, nes čia kainos klaustukas, būtumėm savaime įvykti, bet mes turim laiką iki 13 metų, kada ten būtų gegužė, kada prašytumėm komisijos egzaminą, taip, ir kad turėtum 14 metų. Taigi, 13 metų mes turim laiką apsispręs dėl eurų įvedimo. Jie prasmės anksčiau, jokios prasmės, jau laiko daug, o per tiek laiko tai tikrai daug vandens netekės ne tik Graikijai. Aš dar vieną pastabą. Matome, formuojant euro zoną, reiškia pinigų sąjungą, ekonominę pinigų sąjungą. Iš tikrųjų, kaip ekspertai nurodo, ne viskas apgalvota. Konstrukcijai, plius paskui vykdyta, rangovai, labai dirba. Bet taip ir yra maždaug, bet niekas nenumatė vienas esminio dalyko. To nepaprastai įsisiūbavusią laisvą kapitalo judėjimą. Ta kapitalo judėjimo laisvė, tie mastai ir net viliojimas kapitalą pas mus, reiškia, ir tapo tokie dideli, kad akys sudarėjo nacionalinio ekonomikos suverenitetas. Dabar kapitalas išlaistasi po visą pasaulį ir gali su kokia mažytė nacionalinė ekonomika dabar nori. Ir čia jokie optimiausios administracija niekur nepradės. Todėl išeitis tik viena. Reikia iš tikrųjų ekonominės vyriausybės arba bent jau finansų ministerijos eurozonoje, o dar geriau visą Europos Sąjungą. Ir daro, kai Europos semestro reikalavimą galų ir tas paktas. Tas įdaroma, tai neaišku, tik atspėsim iki to nueiti, aišku, yra arba tik tai pradės imti su Italija, ir pradės, matom, Prancūzija siekia užbėgti už akių savo naujų taupymo planų, atsiriboti nuo galimos Italijos bankroto poveikio. Bet šneka, didelis pavojus visai eurozonai. Ar jį subirės anksčiau, ar finansų ministerija Europos Sąjungos bus įkurta spės mokykloje. Taip, ačiū. Ačiū labai, profesoriau. Iš tikrųjų, vertinant pagal optimalios valiutų erdvės kriterijus, Graikija nuo krizės pradžios visgi netapo nei smarkiai panašesnė į Vokietiją verslo ciklų prasme, nei smarkiai atlaisvino savo rinkas ir padarė jas lankstesnėm. Tai šia prasme atrodo, kad situacija kol kas tokia, kad visgi Graikijai arba reikės skirti su eurozona, arba į ją turės būti toliau pumpuojami pinigai garantijų ir kitokiom formom, mainais už kažkokias reformas, vis tai, ką siūlo Tarptautinis valiutos fondas, Europos komisija ir panašiai. Bent jau mano diagnozė būtų hipotezė, būtų tokia, taikant optimalios valiutų erdvės teoriją. O tai, kad iš tikrųjų pasirinkimas tarp finansų ministerijos bendros visai Europos Sąjungoje ir eurozonui ar fragmentacijai, rodo turbūt ir įvairių politikų, kaip ir kolegos parodė Vokietijos žinomo politiko Fischerio pasisakymą, kur vėlgi tie, kurie nuo pat pradžių matė Europos Sąjungą kaip besiformuojančią federacinę sistemą, jie tikisi, kad eurozonos krizė visgi pastums ją tą linkmę. Ir turėsim ir finansų ministeriją bendrą, ir turbūt bendrus mokesčius tiesioginius, ne tik netiesioginius, ir kitus elementus. Nors vėlgi fiskalinės sąjungos sąvokos yra labai skirtingos ir skirtingi žmonės skirtingus dalykus supranta, kalbėdami apie fiskalinę sąjungą. Tai prašom.
kas norėtų pasisakyti ar turėtų klausimų pas